Tai mums reikia šiandien išpildyti vaikystės svajonę. Ir aš žinau, kur slėpsis. Pirma, man lokacija ir tualetas. Aš mažiukas, tai rasi tikrai man nėra sunku. Nepriduokit, jeigu kažką Aš suranda, tai ne. Ne, aš tai gali būti, kad priduosiu į kankin, žinokit. Pasidedi čia, mes tada pereikėjom viską. Jo, Nepastebės. jo. Ko aš nesakiau, kad man klaustrofobija yra. Paskutinį. Vien robelis įsileisk. Patį didžiausią. Nu, okei. už 15 minučių maždaug. Kaip laikais, Deivi? Iški trūksta oro, žinai, nes ta klaustrofobija yra. Apsauginis vyras, tai čia tikrai neis. Gerai, susitiksim po 12 valandos. Iki. Dabar laukiu iš Luko, kol pasakys, kad jau galima išlysti. Pasimatau kelnaitas šitas. Netiko. Per didelis. Jau greit toj 12 bus, kai užsidaro parduotuvė Mindaugo Maxima. Ši esu sakinęs, tai niekas negali matyti. Jeigu kažkas ateis, aš pakelsiu kojas. Yra įtampėlė, nes kaip ir moterų tualeto neteina apsauginis. Gal, nežinau, čia yra oficialiais duomenim. Aš prieš kokią minutę girdėjau, kai praėjo apsauginis, bet dabar atrodo, kad jau tylu. Deivi, man bandom lyst lauk, kad man nuo tave ateiti išgerbė. Nekontaktuoja. Aš jaučiu bandysiu lysti. Deivi! Jau viskas? Nu, lyg tai. Aš negirdi operaciją, ne, tai einam jį pasimti. Gal reikia išgazdinti jį? Ai. Pradėsim stipriai baladuoti duris jo Jo, stūliko. davai. Jeigu bus kažkoks darbuotojas, tai darbuojame, čia krauname lentynas. Jo. Nemanau, kad jie žino visus darbuotojus. Ką sakė jisai? Repeat. Jis angliškai nesupranta. Aš Eika, esu paslėpęs moterų tualete ir kai jau reikės išeiti, tai pasakysit, nes kažkas vaikšto aplink, man rodos. Žinai ką, sakyk jam, kad prie mūsų irgi vaikšto ir dar neplanuojama. Prie mūsų irgi, negirdžiu Deivido, prie mūsų irgi lygti dar vaikšto dar. Kol kas nelendam lauk. Jo, pabaladosi iš pradžio ir tada tik tai. Aš nieko negirdžiu, aš nežinau, gal jau visi išėjo. Kas žinai? Atidarykit duris. Eik, tu savo. Kažkaip po to tas balsas suplanė. Ja, vyriškesnė reikėjo balsą. Man labai daug, kad pasakyti moterų tualetą. Nes aš galvoju, kad apsauginis, nebūtų gražu, kad jis eitų. Kodėl tu šviesi užsiregiai vidai? Aš jau nesau. Aš jau nesau noriu, žinok. Viskas. Parduotuvė atrodė, kad bus išjungta šviesa. Dabar, Tada yra visiškai atrodo, kad dirba parduotuvės ir nieko nėra. dabar viskas jau, galim pradėti savo kelionę. O vaikišką svajonę. Biškai prakaits yra didelis išmušęs. Tai kam reikia išsigaišti dabar? Ilgas kelias, tarp trumpų naktų, ilgas kelias. Vaikinukai, ką čia darom? Leidat pats, ponas. Ai. Nu jo, gerai, bet gal biškai nedainuokit. Negražiai dainuojam? Nu, gal kažką kito arba tyliau. Gerai, ačiū Jums labai. Skaudu iš draugo girdėti, bet ką padarysi. Toks draugas, žinai. O mes sakom labas iš Maximos ir esam pasikvietę į savo video Luką Čestovą. Jūs išloja dabar. Čia parduotuvė tyliai, labai tyliai yra. Parduotuvė tylu, nes dabar yra jau Vidurnaktis. Vidurnaktis. Parduotuvė užsidarė ir mes galėsim praleisti čia visą naktį. Tikriausiai vaikystėje pasvajojot apie naktį parduotuviai ir prabėgo daug metų, kada galėjom išpildyti tą svajonę ir būtent šiandien mes darysim crazy dalykų. Ką darysim, Liukai, gal žinai biškai? Kiek žinau, žaisim slėpynių. Jo. Tai čia jau crazy labai. Crazy. Manau, kad užteks ir to. Jo. Šiaip mes mums leido imti ką nori, realiai, bet yra viena sąlyga. Nevarto.
Ir Gerai, turi dvi sąlygas. užsitarnauti. Jo. Turi užsitarnauti. Tai turi laimėti žaidimą ar kažkokią activity, kokį sugalvosim, nu, nes jau kiekvienas turėjom pasigalvoti, kas ką darysim. Nes, tai... nu, nebe vaikai esam, jau suaugę vyrai. Reikia užsidirbti. Reikia uždirbti. Jo. Donelė. Tai pirmasis žaidimas yra slėpynės ir, nežinau, gal įsimetam iš karto pamaskom, kasgi pirmas ieškos. Na, aišku, kaip Luks ten Kaune, kaip jūs metat? Kaip matot, koks... Mes jam nužudysiu. Jo. Kaip sakot, vaskyčiai, o čia ne? Pamarskom? Jo, paskaičiu, kad nešti, tai sako. Tai gerai, kadangi esam Vilniui, tai sakom... Vaskyčiai. Gerai? Vasky. Ai, Mes pradėjom jau. Jo. Sorry. Kas pralaimi, tas ieško. Jo. Fuck. Ačiū, taip rimta. Jau pradedam. Viskas. Jau vakaras prasidėjo. Vaskyčiai. Nu, tikrai ne aš bent jau. Tai kažkas iš viso. Ką dėsi? Aš buvau video žiūrėjus, kaip reikia ten 75% laimėti kažkaip, bet neatsimenu. Bandom. Gerai. Vaskyčiai. Jeigu tu mūsų nerandi, tu 0 taškų, bet mes po 1. Bet jau tada jau 100% nustatom, kad žaisim 3 raundus. Taip. Mes ką tik sakėm, kad pažiūrėsim, kaip Ne, bus. 3 raundai. Tai Nes 10 minučių yra intervalas. Tai pradedam jau. Gerai. Viskas, minutė prasideda dabar. Aš einu. 30 sekundžių. 30 sekundžių aš net nepajudėjau niekur. Eik tu savo. Liko 15 sekundžių. Viskas, eisiu ieškoti jau. Ok, tai 10 minučių prasideda dabar. Aš iškart vieną turiu idėją. Man atrodo, žinau, kad yra naudojama taktika slėpynėse labai populiari, kad slėptis ten, iš kur pradėjo ieškoti. Va, aš būsiu taip. Tai mane teoriškai, jeigu įgytų, mano galva pamatytų. Ateinu. Tau čia šiaip kiek daug yra skyrių, čia neįmanom rasti. Čia jau per 10 minučių nėra, tiesiog įmanoma apeiti visus skyrių. Dar net niekur nesimato. Gali būti alkoholio skyriui, nes jis yra uždarytas. Tai galvos, kad aš ten neįsiu pažiūrėti. Dar čia... Jau beveik pusę laiko praėjo, aš dar net... Net 10 dar neatėjau maksimus. Nu keista, jeigu čia būtų perlip. Sakė, keista, jeigu čia būtų galima perlipti. Nu gerai, greit alkoholio skyrių permetam akim. Ateina. Nu gaila. Girdžiu. Manau, kad čia. Nu čia. O ne, čia bandelis. Aš dabar negaliu garsiai kalbėti, nes Deividas išgirs prie pat manęs yra Deividas. Liko dar porą minučių. Nematė tokių 2 vaikinukų? Slepęs čia kažkur. Kažką girdžiu. Čia? Nu man keista, jeigu čia. Čia gali būti, kad mane apskemino. Tikrai sakėm, kad negali eiti į sandėlį. Minutė laiko liko išbūti. Kokių pyragų. Jau to turėtų baigtis laikas. Viskas, 10 minučių. 10 minučių. Nepavyko vis dėlto surasti. Biški pervertinau galimybės Maximus, bet šį ir žiauriai sudėtinga. Galite pareiti. Žaidėjai, galite pareiti. Kai kitoj Maximui ir tiek laiko reikia pareiti. Čia visiškai ir 0 šansų rasti. Sakai? Milžiniška Maxim ir tu neįvertini, kokį dydžių ir kai pradedi eiti. Aš apie jau 5% Maximus per 10 minučių. Turim vieną tašką įsirašę su Luku ir dabar metam morskom. Vaskyčiai. 3, 2, 1. Okay. Sėki mane su. 40 sekundžių. Gerai.
Randu. Labai blogai slėptuvė. Bandys. Pačia. Paleista. Kaip per siaubo filmą, kokį, žinai, apokalipsė pareina. Čia gal tikrai neleistina. Neleistina žiauriai. Bet aš noriu žiauriai laimėti. Jie dabar nežinos, kad aš čia esu. Jie pamatys per video, kai išeis video, kad aš čia pasislėpiau. Gali būti, kad jie pyks. Nebuvo čia prabėgęs koks nors jaunuolis. Nu reik pasukčiauti, biškį pasukčiauti. Nes žiauriai noriu valgyti jau. Čia galima? Nu, nemanau, kad ten eis. Į tą sandėliuką. Girdžiu garsą. Kažkas artėja, išjung šviesą. Kažkai, man įdomu, kur buvo pirmai pasislėpęs Nedas. Sakė, visą laiką buvo atsiklaupęs, žinai. Čia tu pasakė, Neita, ne? Girdžiu sireną. Reiškias netoli yra. Gali būti, kad laimėsiu. Vėl laimėsiu. Jau pusę laiko praėjo. Dar nebuvo pro mane praėjęs. Nematėt dviejų jaunuolių? Vat mačiau, gražius jaunuolius. O gal matėt, į kurią pusę bent jau nuėjo? Reikia pasakyti. Jo. Į ten. Yes, ačiū. Nu, pala, greit pro žuvį. Nu, smagiai tu čia guli? Daug padėsi atsistoti, einam ieškoti greičiau. Parašykit komentarus, ar gražiai čia padariau, kad čia slėpiausi. Tiesiog, kur durys uždarytas yra. Gerai, karoči, pasirodo, kad nėra taip lengva slėptis. Praėjo 7 minutės. 3 liko. Nedai. Man maniau, turėjo praeiti jau 10 minučių. Ir nežinau dabar, ką daryti, eit, neit. Nedas Kybartas, prašome grįžti į informacijos centrą. Nu, liūdna. Nu, bent vieną radau. Kiek taškų gaunu už vieną radimą? Nežinau. Daugiau negu tu. Tikrai daug. Čia praeita mano vieta, ten dabar. Gali būti, kad dabar žiūrėjau per kamerą, kur aš slėpiaus. Ir dabar jie yra pikti. Ai, tai manęs nerado. Manęs nerado. Tai kiek taškų prikaupiau? Nu, kiek gaunu, kai aš surandu vieną? Kiek aš gaunu? Aš 2 turiu, tai tu turi jau... 2. Irgi 2. 2, po vieną taškiuką prikaupiau. Tai vat, mes vaikščiom po tos galinius, aš nežinau, ten galima slėptis ar negalima? Aš tą patį, nes turi negalėti. Nu. Kas yra galiniai? Ten, kur praeini pro dureles ir jau ten... Jeigu nėra prekių, tai negali ten slėptis jau. Žodžiu, svarbu nepraeiti. Koridorių. Pro duris nepraeiti reikia. Yra, jo. O tu buvai praėjęs pro duris? Ne, tu gerai pasidėti reikia. Aš tą pačią. Ai, tą pačią vietą naudojai? nenaudoju tą pačią. Deivi randu. Deivi randu. Tai įsilyginam. Jeigu 2 randu, aš laimiu, ką noriu pasiimti iš parduotuvės. Ar jūs esat pasiruošę trečiajam raundui? 3, 2, 1, lekiam! Tarp drabužių tiesiog va tokį lyst ir viskas. Žinai, apsauginis galės man pasakyti, kur nubėgo? Palareik paimti. Ar kalbinti. 3, 2, 1. Reikia 10 sekundžių, 10 minučių. Mažiau paleisti. Aš neskubėjau. Pirma taktika. Ką reikia daryti? Reikia nueiti pas apsauginį. Taip. Ar matėt, kur nubėgo berniukai? Apsauginis nepateikė informacijos. Gausi pats ieškoti. Nu gerai. Einu pats ieškoti. Okei. Nu aš matau jau. Aš matau jau. Kodėl tu skavai pas apsauginį nuėjai? Bet neatsakė nieko. Rado, čia stovi. Davidai! Davidai, aš ateinu pas tave. Pavernepą padarysiu. O tu padedi ieškoti? Nu tai aš turiu ieškoti.
Kas yra patogu, kai jis mažas, jis bet kur įtilptų, knygai įtilptų realiai. Davy? Neras manęs. Aš buvau čempionas. Atsiprašau? Čia tokio mažo ūgio berniukas bėgo. Kažkur gal matėt. Ką tik, neseniai. Ai, supratau. Gerai, ačiū. Jau baigia praeit visas laikas. Blemba. Jisai, manau, darė tokį taktiką, kaip Čestovas darė. Okei, jeigu aš būčiau Deividas, ane? Reikia susitapatinti. Deividas, ane? Kur jis galėtų slėpti su mažom kojytėm? Nedai, ar ieškai mane? Aš taip galvojau, kur aš buvau prie pats. Nėra, aš buvau atbėgęs, pažiūrėk. Jis jaučiu pasakė, kad bėga kažkur. Bet aš buvau čia. 20 sekundžių. Deividai. Žiūrėk, aš susimėsiu. Nesakyk. Kaip galim Nedą dabar patvarkyti? Patenkinta, ne? Jo. Nu, taip, aš tas neradau turbūt. Arba žiūrėk, reikia nueit, aš per tą pasakysiu. Einam. Nedai. Palauk, aš tau patikrinsiu kampus, žinai. Tu panešvankintas. Paslepinkim. Imkit. Po vieną skonį imkit. Bet aš irgi tu paimsiu. Aš taip, Imk. Originalą. Aš laimėjau, aš dalinuosi. kokį tu pasiėmei? Tam jam? Yes. Tai imam po vieną. Corn. Bet čia žiauriai geri. Paragaukit man. Žiauriai skanu, žiauriai skanu. A imsit dar? Imsit? Ne, tu tam jam. Kita, manau, žinai, ką darom? Dabar mano. Ryškiai slėpinis su 0 taškų ne mano dalykas, ne? Kas ir man dalykas, ir bowling. Aš esu laimėtojas ir aš negaliu atsipalaiduoti su draugais. Man žiauriai patiko tos lasdelis. Kodėl aš dabar turėjau laimėti, kaip jie, nelaimėjo nieko, bet kartu valgiam. Aš pasiimsiu. Va tas man patik žiauriai. Žiauriai geras. Užkanau, dabar reikia atsigaivinti. Ir čia matau yra visokių skonių. Agurkas, avietė. Avietė yra man skonis. Aš paimsiu draugams. Norit pasigerti? Gerą bowlingą. Ar žaidėt? Okei. Šviesomasis, ne? Nu, toksai. Neįspūdingas rezultatas. Kol kas esu lyderių pozicijoje ir neplanuoju tos pozicijos atleisti, nes man yra labai svarbu, nes aš esu nusižiūrėjęs vieną skaniuką, kurį norėsiu paimti. Tai toks gražus esi. No. Toks seksualus. No. Tu esi nuostabus. Tai reikia bent 12 pataikyti, kad... Oi, Ai, kaip viskas subirėjo dabar. Visas svajonės. Sakykite L. Sakykite, Sakykite K. Šiaip 3 likę, ne? Ui, kaip blogai. Oi, kaip blogai. Visus. Palauk, tai reikia tau vieną tik padėkti, kad jeigu laimėtų. Jo, Lukas, jis taip valgo, nevalgo, žinai. Laimi, nelaimi, vis tiek valgo. Manau, jam reikia atimti teisę valgyti dabar kažką. Tai mūsų žaidimas yra dabar išsirinkti 5 prekes, už ko daugiau pinigų. Turim minutę laiko. Tuščias galvos dabar yra visiškai, nežinom ką dėsim. Nu, aš dar visiškai neįsivaizduoju. Aš nežinau, kaip pusvarys. Jaučiu į alkoholį skyrių. Aš jaučiu paskutinį. Ne, alkoholį negali. Negali, tai pralaimėjau jau iš karto. Ok. Ir. 1, 2, 3.
Tepalą, už kiem 6 eurus? Ne, tu negali. Ta? Gerai. 3, škem 9. Nervs turėjo būti brangus. Kiem 1 eurus. Bemsas už šiam 4. Gerai, aš jau susidėjau. Dar kažkoks Lego turės būti brangus. Laikas, viskas. Grįžtam, bet mes nežinosim, kiek kainuoja dalykai. Einam į kasą nuskanuot. Žinokit, turiu nuojauti, kad gali būti, kad šitą laimėjau. Pirmasis yra Lukas, kuris turi viso labo 4 prekes, kaip ir tu. Bet tu, Lukai, irgi geras. Padedi į patį galą prekės. Tefal. Kiek? 45 eurai. Aš nežinau, kas čia yra. Šnapsas. 80 eurų jau turi. 125 eurai. Ir tavo, Lukai, suma yra 164,96 centai. Na, kai neturi daug vilties, bet šiaip metų bet. Kokį nori pirmą? Kad čia stovus ir man ne riba, tai 100%. Nu tai nerfas, kanuojam didžiausias. Nerfą. Didžiai nevykėliai, ne? 42 eurų. 82 eurų. Bet tepal kur tu, iš kur tu pils tepal? O šiaip geras klausimas. O nėra, kad tas Lego, ne ta pati prekė, ne? Du skirtingi labai. Nu labai Aš skirtingai. pažiūrėjau, vienas Ta pati kaina bus. 129, 100, 7. 95, expensive shit, bro! 260 eurų. Ant 100 eurų realiai mane aplinkinius. Jeigu tiksliau, Nebūtų padėjęs tau 5 prekė net. jeigu tiksliau 260 eurų 95 centai. Daug, aš savo prekėm pasibūti biškį. Eurų. Nu gerai. Nuo kurios pradėti norėsit? Nu šitos norėsim. Nu ir super. Grinai kažkaip vienu tu pasirinkai. Aš žaislus turiu gaminimui. Šitas, aš manau, yra žiauriai brangus. Ne. Taigi. Ne, aš taip norėjau. Tas laikas. Ne, aš dabar jau pradėjau suprasti, kad jau šansas. Galiu pasakyti, kad suma kol kas yra virš 200. 4 prekės, tik 4 prekės. Gerai, aš pasakysiu, kad išduosiu vieną dalyką. Pasakysiu, kad aš įjokavau, kai sakiau, kad virš 200, nes buvo 108. Okay, man patinka. O tik iškelk ranką. Skirtumas tarp šitų dviejų jaunuolių yra, kiek spėjai, koks skirtumas? Nu, tu ten klausai centų, tai aš sakyčiau, kad 1 centas. Gali būti tikrai. O tai kiek skaldai skirtumas? 3 eurų. Skirtumas yra 4 eurai. Nugalėtojas! Nakties maksimoje 5 prekių išsirinktos. Nu jau pasakėjai. Nes aš 4. Ne, čia žaidimas. Ok. 5 prekių žaidime laimėjo... Neda! Kas yra? 4 prekės, ne? 4 prekės. Kas kainavo čia? Realiai, žinok, aš žiūriu 100 tam galvoju, nu be šansų pralenk dabar, kad šitas daiktas, tas kitas kainuos ten 8 eurų ten ar daugiau. Tai čempionas eina pavalgyti naktipečiai savo, čempioniškų. O jūs ką veiksit? Aš tai iš planuoju net nieko nevalgyti čia, nes nuo tokia situacija ir man su žaidimais. Ok. Aš vėl pabus geras. Kemperių plačkelį? Aš bus pageras ir galite rinką nori. Va, šokoladą. Tik aš jums ką negavus. Imk čips, aš tau dovanoju, tau dovanoju. Ką patink hot, čili. Man patinka. Jo, man kas nepatinka, Nedis Laimans sveikuoliškas. Ne, nu žiūrėk, tu geras. Ok, snikeri. Vėdėl to? Ne, nu imk, dėkis. Mane gaila. Bet jau čia parodyk savo. Ką, sveika. Jauti organizme? Jo. Iškart davė ženklą. Gėlės, skaidai. Ketvirtasis žaidimas ir dabar pradėsim nuo 3 vietos. Tai pirmasis yra Deividas ir jis duos ženklą. Duos ženklą, kiek turi būti ta riba, kurią reikia įveikti. O žaidimas koks yra, gal pradėkim nuo to. Lenktynės. Lenktynės su vežimėliu. Tikslas yra surinkti 4 prekes pakeliui, iš kiekvienos lentynos po 1 prekę ir grįžti atgal į tą vietą. Jeigu nors viena prekė nukrenta ant žemės, gauni minus 2 sekundės nuo savo rezultatų. 3, 2, 1, go! Ah!
Eik, tu savo. Kiek galvoji užtrukai šioj užduotį? 13 sekundžių. 13 sekundžių. Ok. Tai tu užtrukai 21 sekundę Panašiai. ir 80. 80. Tai dar pliusuojam. Kiek sekundžių? 2. 2. Šiaip sakė, kad 2 prekės nukrito, bet... Bet, nu, tarkim. Ne, nieks Gerai. nematė. Tai pliusuojam 2 sekundės ir galutinis yra 23 sekundės ir 80. 3, 2, 1, go! Tai tavo laikas yra 19 sekundžių ir 72 dešimtosios. 100. Palauk, dar vieną prekį įsidės. Karočią. Netyčia paėmiau 2 kojinių poras, ne vieną, bet jie patys nepastebėjo. Tai reiškia patys kalti. 3, 2, 1. Aš toks greitas! Aš greitas! Lyg paukštis! Aš paimsiu patinuką! Paimsiu šautuvuką! Paimsiu! Gerai, aš girdėjau kažkokių garsų, kad krito kažkas ant žemės. Neda laikas. Prieš pridedant bonusus buvo 16:45. O su pridėtų bonusu tai yra 22 sekundės ir 45 šimtosios. Keliamės į paskutinę rungtį. Paskutinė užduotis ir čia paaiškės pirmos vietos nugalėtojas ir žinoma trečios Deividas. Tai čia pirmas levelis ir pradeda Deividas. Gerai, pirmas levelis labai lengvas, iki trečio levelio keliam. Ketvirtas levelis. Ir po visų rungčių, garbinga vieta, trečia, pasiema Deividas Rubutis, 7 taškai! Ačiū, Bravo. ačiū. Ir jo prizas yra, pamatysit vėliau, žiūrėkit, neišjungi dar video. Antroji vieta. Lukas Česnovas, antroji vieta. Šitą blogiausia vieta, kur sidabras ir tipo... Nu, čia tau nuomonė, aš manau, kad man blogai. Ir 13 taškų. Pirma vieta, Neda! Nu, bent jau ne paskutinė žodžiu. Tai dabar tau, kas yra, tu gali visą naktį čia dar likusią 20 minučių valgyti, ką nori. Aš einu pralaimėtojų užduotį daryti.